Gerą dieną, ponios ir ponai. Kadangi daugelis iš jūsų klausė, ką man pavyko pakelt praeitą sezoną iš vandens telkinių, tai mielai dalinuosi su viskom, kas išėjo kabutėse iš vandens praeitą sezoną, tai viską matot prieš akis. Tai būtų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sidabrinių žiedų, tokių, kai kurie su labai gražiais ornamentais. Tai iš tikrųjų įdomus, unikalus. Ir kas svarbiausia, visi pajuodę nuo laiko vandenį. Tai tiek būtų žiedų, 10 sidabrinių žiedų. Tada būtų Troll Beads, va tokia apyrankė su sidabriniais pakabukais. Kai kurie šitas plastikinis yra, kai kurie yra su aukso dalelytėm. Tokia apyrankė. Tada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sidabrinės grandinėlės. Tai yra ir va tokios ilgos ant kaklo ir trumpesnės, kurios buvo ant rankų, bet kažkodėl tai nutrūko ir įkrito. Tai 8 grandinėlės jau minėjau. Va tokia krūva, va. Nežinau, kiek čia jų yra, neskaičiavau iš tikrųjų, bet nemažai čia jų yra. Va tiek va, sidabrinių auskarų. Iš įvairiausių vandens telkinių moteris išlipo be savo papuošalų, bet taip jau nutinka, nieko nepadarysi, gamta kartais pasiima, kas iš jos buvo iškasta. Tada va vienas pakabukas, kaip nekeista, tik tai vienas iškrito, sidabrinis, va toks gražus pakabukas, berods Jurbarkų karjere, jeigu gerai pamenu. Na ir aišku, patys įdomiausi, tai va 2 auksiniai žiedai, atsiprašau, 2 auksiniai auskarai, gerai būtų žiedai, aišku, bet neteko nei vieno žiedo surasti auksinio vandenį, tik va tokie 2 auskariukai. Tada viena ilga grandinėlė, kuri buvo ant kaklo, taipogi auksinė. Ir va viena tokia stambesnė, tai buvo kažkokiam vyriškiui arba jaunuoliui ant rankos, taipogi nukrito. Tai įdomus buvo tas mano sezonas. Patys matėt, jeigu kas nematėt, tai video yra, gali ten surasti turbūt visus radinius, kuriuos dabar matot ant stalo. Greičiausiai visus esu nufilmavęs, dabar tiksliai neatsakysiu, bijau sumeluot, bet greičiausiai visus. Na ką, įranga suruošta, viskas išvalyta ir parengta kitam sezonui. Tikiuosi, kitas sezonas nenuvils ir galbūt iškris ir tas norėtas ir, aišku, laukiamas auksinis žiedas. Pažiūrėsim, kaip ten bus. Bet teko ir telefonus traukti iš po baidarių plaukimo. Galiu pasakyti, kad telefoną, kurį ištraukiau, jisai ir po šiai dienai dar veikia. iPhone'ai netaip greitai nuburbuliuoja. Tai labai gerai pasijaučiau, kad žmogui išgelbėjau telefoną ir kortelę, kuri buvo telefono dėklė. Tai dar vienas telefonas, vis žinau, guli vandenį, taip aš iki jo ir nesugebėjau dasigauti, taipogi iPhone'as. Tai kai tik baigsi žiema, kai bus galima užeiti į upę normaliai, kai nuslūks vanduo, būtinai ten apsilankysiu ir pabandysiu tą telefoną surasti. Kontaktus aš žmogaus turiu, jeigu pavyks pakelt, tai bent jau, jeigu telefonas bus nebenaudojamas, tai bent jau kortelė liks. Na tai va, tai pasidalinau, ką praeitą sezoną iš vandens ištraukiau. Nežinau, įvertinsit, galbūt patiks tie radiniai, galbūt nepatiks, parašykit, palikit komentarą, kas domina. Jeigu kas kažkur kažką pametė, tai visada galit kreiptis, pabandysiu pagelbėt ir surasti. Nepažadu, kad pavyks, bet pasistengsiu, kad pavyktų. Tai tiek būtų šiam kartui. Likit visi sveiki, nei kamštelių visiems poryte. Laukiam naujų sezonų, naujų
išėjimų tiek į miškus, tiek į laukus, tiek po vandeniu ir pažiūrėsim, kas čia mums gausis. O kol kas tiek, einam, neriam, ieškom, randam.